Susiradote naują hobį? Principe ne. Hobis pas mane yra tas pats ir tas pats. Kalti milijoną po milijono. Bet aš užtat bandysiu kovoti už savo logistinę nepriklausomybę. Logistinė nepriklausomybė? Nu taip. Aš statysiu laivą terminalą. Pavadinimas bus Meslipendence. Nors gal kažkaip ir kitaip, dar nesugalvau. Laivą terminalą? Kad visada turėtumėt savo suskystintų dujų? Kokių dar dujų? Aš statysiu laivą dešrų terminalą. Nes dabar esu priklausomas nuo tų prakeiktų vežėjų. Prigamini dešrų, o jas išvežioja tik tai su fūrom. Tai va šitas monopolis man jau nebepatinka. Man apskritai nepatinka jokie monopoliai, išskyrus maniškį. Tai jūs dešras dabar plukdysite laivu? Nu ne. Kartoju aš tau. Tai bus ne šiaip savo laivas, o laivas terminalas. Dešrų terminalas. Tai bus toks dešrų gamybos cechas ant vandens. Nu kaip tu šitaip nesupranti? Todėl dešras aš galėsiu gaminti bet kurioj planetos vietoje, jei tai ten pakankamai gilų priplaukti. Reikia latviams mano dešrų, lūdzu, aš prisišvartuoju Ventspėlyje, pavarau, užpildau krautuvį lentynas dešom, viskas, plaukiu į Estiją. Baigiau Estijoj, reikia dešrų suomiams, viskas, aš jau Helsinkije, reikia kubiečiams, aš Havanoj. O geriausia, kad galiu gaminti dešras tarptautiniuose vandenyse, kur nėra jokių mokesčių. Ir paskui pardavinėti žvejams, ten, kruizams, visokiem ten krovininiam laineriam. Taip pat sugalvoju. Kaip tai nėra mokesčių? O kas mane patikrins? Mokesčių inspekcija laivyno tai neturi? Aš domėjausi. Ubagai ir varguoliai. Manau, kad čia yra unikali, nuostabi ir apskritai geniali idėja. Bet laivai terminalai yra labai brangus. Per televizorių sakė. Nepriklausomybė visuomet yra labai brangi. Tai apskritai yra vienas brangiausių dalykų pasaulyje. Kaip ir žmogaus teisės, žodžio laisvė. Nu ir aišku, telefonai vertu. Nežinau, kad širdyje esate jūrininkas. Tai meilė jūrai atkeliauja su pinigais. Kai turi daug, atsiranda ir meilė jūrai. Nes kiekvieno milijonieriaus gyvenime ateina tiesiog toks etapas, kai jis paima ir nusiperka jachtą. Nori, nenori, nu tiesiog taip jau atsitinka, tokie dėsniai. O apskritai, tu žinai, koks yra smagiausias dalykas mano laive dešrų terminale? Manęs ten niekas nevadins direktoriumi, nes aš būsiu kapitonas. Tada palinkėsiu jums gero vėjo. Vėjo? Nu kam to vėjo? Ašgi nesu tokiu burlaiviu, nesu tokia gelda plaukiosiu. Alio, 21 amžius aplinkui. Mano laivas bus varomas irklais.